Silvija, toks klausimas. Ar galima pradėti ieškotis kito nekilnojamo turto, ar netgi galbūt pradėti pirkimo procesą, kai tu dar nepardavei savo? Tikrai taip. Priklauso viskas nuo finansų. Dažniausiai žmonės būna pririšti, atsakysiu kaip pririšti. Ta prasme, jie turi būtą ir nori didesnio arba mažesnio, ne? Arba namo. Tada jie yra pririšti, kad jie neturi pinigų. Tai jie nori parduoti savo ir pirkti kitą nekilnojamą turtą. Tai va tada reiktų pradžiai galbūt rasti pirkėją, paimti avansą, kad galima būtų ieškoti arba jau surastam objektui irgi palikti avansą, kad nenueitų tas objektas, kažkas kitas nenupirktų. Tai aš būtent taip pastaruoju metu ir būna pas mane tarpininkavimas, kad parduodam ir po to iš karto ieško kito, tai irgi padedu surasti kitą objektą. Tai viskas vienu momentu vyksta. Bet, pavyzdžiui, tau nebūna tokios baimės, ar tavo, tarkim, pardavėjams, nežinau, ar pirkėjams, kad, tarkim, kažkokia dalis tos grandinėlės lūž. Pavyzdžiui, tarkim, pardavėjų, tie pirkėjai, tarkim, namo, kuris yra nuo pat pradžių parduodamas, tarkim, negauna paskolos, ar kažkas yra negerai su finansavimu. Neturi tokios baimės, pavyzdžiui? Tai visada yra tokia baimė, kad vdruk, arba jie persigalvos, aišku, liks avansas, bet visien, grandinėlė, kaip sakai, jau lūžta, jau tada negali kaip ir pirkti kito, nes tavo, būstas tas, kurį parduodi, lieka neparduotas. Taip. Tai čia visada tas ir yra ta rizika. Bet kažkaip pavyksta ir parduoti ir vienu momentu būna, kad ten paima avansą, tada duodam kitur avansą, jeigu jau turim suradę, arba intensyviai ieškom, nes viskas surišta į terminus. Klientai, kurie perka, jie nori greičiau. Taip. Faktas, kad kreditą gauti apie mėnesį plius minus visada sakau, taip jau sklandžiai, tai tada mėnesį ir jie jau po mėnesio nori gauti raktus. O kai tu gyveni bute, kurį parduodi, tai tu kartais per mėnesį negali rasti kito objekto ir ten įsikelt. O ten irgi gali gyventi šeima, kuri ten irgi nori kažkiek laiko ir viskas tada labai surišta. Tai tokio turėjau atvejį, kad pardavinėjom namą ir ten pardavinėjo irgi, kad nupirkti tą namą ir paimti kreditą, pardavinėjo savo būstą. Bet jie irgi pradėjo, jie kai tik davė mums avansą, pradėjo pardavinėti savo būstą ir aš labai pergyvenau, kad užtemps. Nespės, tai. Nespės. Mes jiem uždėjom laikotarpį tokį, nemažą, kaip sakant, kad kada pas notarą nueisim. Tai tada labai aš pergyvenau, kad klientai irgi pergyveno kaip kas, tai aš kontroliavau, kad viskas būtų sklandžiai, kad jie ten greičiau parduotų. Tai atsirado ten pirkėjai pas juos. Ir ten irgi, ir jiem, ir jų pirkėjam padėjau su kreditu, su viskuo, kad sklandžiai ten jie parduotų. Ir tada labai buvo sunku su to atlaisvinimu, nes jie nori greičiau. Šitie laukia mano klientai irgi, kad persikelt jie negali, nes iš namo. Tai tie mano klientai buvo iš buto. Tai ten mažiau daiktų, o iš namo, tai ten visko. Ten siaubas. Tai sakau, labai buvo sunku sukontroliuoti, bet ačiū Dievui viskas pavyko. Abi šeimos laimingos. Tai sakau, tai įmanoma, tik tai kartais reikia taip pasikaustyti nervų ląsteles, nepastiprinti, kad atlaikyt tą, arba kreiptis į mūsų, ir mes tada su Andželika galėsim padėti jums sklandžiai sukontroliuoti, kiek įmanoma, kad viskas praeitų sklandžiai. Aišku, jūs galite ir pas kitus kreiptis, bet mes rekomenduojam kreiptis į mus. Tu gal turi kokią istoriją irgi su tokiu pirkimu pardavimu? Jo, žinai, tiesą pasakius, kažkaip pastaruoju metu, gal paskutinius metus netgi sakyčiau, bent būtent tokiu atveju aš ir turiu, kad tarkim pardavėjai, mes surandam pirkėjus ir pirkėjai pradeda arba dabar pardavinėti tą turtą, arba, pavyzdžiui, pardavinėja jau tam tikrą laikotarpį ir tiesiog laukia, kad kažką tai suras ir tik tada galės kažką įsigyti. Ta prasme, kad nebūtų taip, kad, tarkim, jie jau pardavė savo turtą, visą kitą, o dar neturi ką pirkti. Tai vis laik būna tos grandinėlės, man šiaip jos ir patinka, ir tuo pačiu metu nepatinka, nes realiai gaunasi, kad nuo to pirmo pardavimo labai daug kas priklauso. Bent jau man kiek atrodo iš tos pusės. O antras dalykas, galiu pasakyti, kad tai yra pakankamai rizikinga
Ir aš jau turėjau tokį atvejį, kai negavo žmonės paskolos, netgi 2 tokius atvejus. Ir tai buvo visai neseniai. Ir man tai buvo labai didžiulis stresas, nes aš pergyvenau labai dėl šito, taip pat, nu gerai, aš tai, aš pergyvenu, aš išgyvensiu, bet pardavėjas labai pergyvena, nes jisai žiūri ir galvoja, nu blemba, galvoja, nu nėra čia gerai, žinai, aš laukiu tų pinigų, o čia negauna tos paskolos, nu tikrai nėra smagu. Bet tokiu atveju pasitaiko. Tai vat kaip pavyzdys, žmonėm irgi sakė, kad viskas gerai, galit pirkti, jūs gausit paskolą, visą kitą, dirbo ten su viena įmonė paskolo tarpininku ir taip gavosi, kad jie tos paskolos negavo. Ta prasme, pasirodo, kad žmogus turėjo skolų, visą kitą. Nu ir prašau, ir negavo tos paskolos. Aš dėja tos informacijos matyti negaliu. Todėl aš dar uždėjau sutartį saugiklių, ką norėčiau matyti, bent jau žinoti žmogaus tą kreditinę istoriją, kad jisai bent jau parodytų, kad taip žmogus neturi tų skolų ir jisai gali bendrai gauti tą paskolą. Nu tikrai norėtųsi gauti tos informacijos, nes mes pralaukėm tų pirkėjų gal 1,5 mėnesio, plius minus, gal šiek tiek mažiau, gal mėnesį ir savaitę. Ir po to sako paskutinė beveik diena, kai mes jau turime eiti sandorį, kad žinokit, mes negaunam tos paskolos. Tai aišku, kad pardavėjas siautė. Aš irgi galvoju, ką daryti tokioje situacijoje, nes mes jau ten viską darėm, ta prasme, kad įgauti tą paskolą ir vis tiek negavom. Nu ir prašau, gavosi tokia situacija. Ir viskas. Man tai buvo biški tokia nemaloni situacija, nes mes nustojom bendradarbiauti su to pardavėju, nors tiesiog tai irgi ne nuo manęs priklauso kaip nuo brokerės, bet tokios situacijos pasitaiko kartais. Ir tu nieko su jom nepadarysi. Tai man buvo labai gera pamoka, dabar irgi žinau, ką daugiau reikia įdėti, įtraukti į tą sutartį, kad tai nepasikartotų. Ir į kokius dalykus yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokia buvo ta skaudi patirtis, bet ačiū Dievui, tas namas vis tiek yra parduotas, pardavėjas gavo pinigus, tai viskas yra tvarkoj. O kita situacija irgi, kur žmonės buvo labai tokie pasitikintys savimi, jie buvo visiškai įsitikinę, kad jie gaus paskolą, nes turi žmonės savo verslus, ten tikrai yra geri tie verslai, turi jie pinigų, turi nekilnojamų turto, turi dar paskolą. Ir tokia buvo kvaila priežastis, negavo tos paskolos. Dėl to, kad vienas ten iš tų savininkų yra pas savo įmonį akcininkas, savo moka tą atlyginimą ir visą kitą. Ir dėl to jam buvo tokia šiokia tokia rizika ir jam tiesiog pasiūlė nepalankęs sąlygas, kad tarkim sumokė ten 40-50% to pradinio įnašo ir mes tau duosim paskolą. Bet žinai, niekas nenori iš karto tiek pinigų užšaldyti ir tai yra normalu, ypatingai verslininkai tai supranta. Ir prašau, irgi teko ieškoti labai greitai kitų pirkėjų, kad parduoti būtą ir kad mano ta klientė galėtų nusipirkti namą. Tarp kitko, dabar kaip tik eisim jau ir su namu. Tai viskas kaip ir gražiai baigėsi, bet būna ir tokie scenarijai. Todėl labai įdėmiai žiūrėkite, kaip vyksta tas procesas. Jeigu jūs patys matot, kad nesusitvarkot, nu žinokit, nepagailėkit pinigų, pasikreipkite į brokerius. Jeigu nenorit pilno tarpininkavimo, ne bėda, galite tiesiog prašyti konsultacijos, ar kad pakuruotų. Nes kartais tiesiog pats žmogus, jisai atsiranda tokioje stresinėje situacijoje ir jisai nežino, ką daryti. Nu iš tikrųjų, nes kartais ir mes irgi galvojam, kaip geriau pasielgti, nes nuo to sprendimo daug kas priklauso. Bet žmonės tai būna parduoda vieną savo būtą, nu gal antrą gyvenime, kartais trečią. O mes dirbam šitą darbą ir mes daugiau scenarijų esame numatę, kaip sakyt, jau įvykę scenarijai yra ir mes galime pasiūlyti, kaip išspręsti, kaip apsisaugoti ir kaip daryti iki to rezultato ramiau. Taip. Visgi mes ir padedam, kad ramiau viskas ir sklandžiai praeitų. Be streso. Be streso. Pačios suvalgom tą stresą, bet klientus apsaugom nuo to streso. Tai vat, jeigu reikia, kreipkitės į mūsų kontaktai visada yra po video, tai rašykite, skambinkite mums, nepagailėkite širdelių ir žiūrėkite mūsų įrašus. Turtas 365.